Paskutinį rugpjūčio savaitgalio sekmadienį Pamaryje, viename geriausių šalies Vilkyčių autosporto komplekse, buvo sudėlioti visi taškai ant i šiųmečiame Lietuvos ralio kroso čempionate. Trasoje kovojo ir Lenkijos bei Latvijos vėliavų garbę gynę sportininkai, mat kartu vyko Lenkijos bei Baltijos šalių taurės ralio kroso čempionato etapai. Dalyvių tiesa nebūta itin daug. Į paradinį važiavimą išsirikiavo vos 24 automobiliai, tačiau svarbu pastebėti tai, jog jie lygiai po 8 pasiskirstė 3 įskaitinėse divizijose. Tai reiškia, jog visi startiniai sąstatai buvo pilni ir dalyvaujančių sportininkų iš esmės buvo nei per daug, nei per mažai, o būtent tiek, kiek reikia. Šį kartą į finalinį Lietuvos čempionato etapą susirinko patys greičiausi dėl prizinių pozicijų kovojantys sportininkai, tad ne jų kiekybė, o važiavimo kokybė sukūrė gerą lenktynių aurą. Kad trasoje bus tikrai karšta, buvo galima spręsti dar pagal vieną faktą. Po jau įvykusių etapų visų klasių kovoje taškų skirtumai tarp greičiausių sportininkų buvo tokie maži, kad menkiausia klaida galėjo sugriauti dėl aukso visą sezoną kurtus planus, o pergalė prieš buvusį lyderį nustumti jį per laiptelį ar net keli žemyn. Lenktynių dienos orų prognozė nedžiugino. Taip, kaip ir buvo žadėta, juodi lietaus debesys virš trasos plyšo iškart po iškilmingo atidarymo. Važiuoti nebus paprasta, tačiau esant šlapiai trasos dangai išsilygins automobilių galių skirtumai. Kas iš to, jei vietoje suksi ratus arba nerasi stabdymo taško. Negalia, o atidumas ir meistriškumas šiandien lems daug. Porino serviso parko palapinėse nuo liūties pasislėpė lenktynininkai. Kaip parodė tolimesni įvykiai, su šlapia trasa daugeliui pavyko susitvarkyti visai neblogai. Nors ir įvyko keliolika ralio krosui būdingų lengvų pasistumdymų, tačiau rimtų avarijų nebuvo. Jei kas iš lenktynių ir traukėsi, tai tik dėl techninių gedimų. Lig finalo atskirų klasių sportininkai trasoje susitiko po 3 kartus kvalifikacinių važiavimų metu. Kalbant žemiškai, važiuoji 3 kartus ir spaudi iki dugno. Kuo aukštesnėje vietoje pavyksta finišuoti nuvažiavus 4 ratus, tuo didesnė tikimybė rinktis geriausią starto vietą finale. Gera starto vieta ir pats startas ralio krose jau pusę darbo važiuojant podiumo link. Štai ir visa matematika. Dar viena svarbi smulkmena, skirtingai nei NES Šiaurės Europos zonos, Lietuvos ir Baltijos šalių čempionate sportininkai važiuoja klasėmis. Tai yra, jei kvalifikacijoje važiuoja galingiausi automobiliai, tai galingiausi, jei žargonu tariant 2 litrai, tai 2 litrai. NESO čempionate automobilių sąstatai sumaišomi, bet ne visada būna įdomu, kai trasoje sukasi 500 arklio galių pirmos divizijos monstras ir keli vienašimi varomi automobiliukai. Jungtinėme Lietuvos, Lenkijos ir Baltijos šalių čempionato etape Vilkyčiuose lenktynininkai startuojantys su pagrindiniais savo varžovais iškart galėjo įvertinti jų parengtį ir vadinkime agresijos lygį. Kaip minėjome nesenai, etapas finalinis ir čia uždirbti taškai buvo gyvybiškai svarbus. Tai rodo divizijos 1A kovos. Prieš paskutinį etapą pirmojo čempionate klasifikuoto šešetuko vieta skyrė tik 1 taškas kas poziciją. Žinoma, normalu buvo manyti, jog dėl pirmosios vietos turėtų susikibti nesenai pasibaigusio Šiaurės Europos zonų šalių čempionato 1A divizijos čempionas Latvis Reinis Nitiš su Peugeot 206 ir vicečempionas Ernestas Taponkus su Volkswagen Polo. Tačiau nei vienas, nei kitas kvalifikacijų metu ypatingai neblizgėjo. Reinis dėl techninių NES čempiono titulą jam pelniusio automobilio gedimų liko tik 5, o Ernestas Taponkus laimėjo tik 1 kvalifikaciją iš 3. Šį kartą lyg žuvis vandenyje. Divizijos 1A kovoje jautėsi Vainių Žulys su mėlynu Volkswagen Polo. Iki dantų apsiginklavęs įvairiausių padangų komplektais ir žinoma dideliu noru laimėti čempiono titulą, jis rado tų greitų trasos ratų receptą, laimėjo 2 kvalifikacijas ir tik 3 atvažiavo 2. Šis pasiekimas jam garantavo pačią geriausią poziciją finale. Mat lyderis pats gali pasirinkti, iš kurio takelio jis nori startuoti. Vis greičiau bei užtikrinčiau važiuoja ir jaunasis šalies ralio kroso atradimas – 15-metis Kasparas Navickas su Škoda Fabija. Jis surinktų taškų skaičiumi prieš finalą nenusileido daugkartiniam šalies čempionui Ernestui Taponkui, tad buvo išties įdomu sulaukti lemiamos kovos. Finalo rikiuotės priekyje labai greiti varžovai. Ir vėl, lemiamoje kovoje lyg pagal nerašytą ralio kroso vadovėlį į priekį iššovė Vainių Žulys ir jo mėlynasis Volkswagen Polo. Išsprendęs techninės problemas ir pirmame rate įveikęs spūstį, prie jo automobilio galo prilipo Reinis Nitiš pilotuojantis Peugeot 206, kuriuo jis šiemet sukramtė visus klasės varžovus Šiaurės Europos čempionate. Tiek besiginančiam, tiek besivejančiam. Verkiant reikėjo pergalės. Taškų skirtumas buvo toks menkas, kad ties Vilkyčiuose pelnyta 1 vieta ir Lietuvos čempiono titulu drąsiai buvo galima dėti lygybės ženklą. Ne ką mažiau įdomi 1A divizijos kovos dalis prasidėjo ir dėl 3
trečios pozicijos. Čia dėl vietos trasoje kovėsi neįtin gerai startavęs Ernestas Taponkus Volkswagen Polo, Kasparas Navickas su Škoda ir Laurynas Diržininkas pilotuojantis Ladą. Pusę finalo distancijos šie sportininkai tiek kartų keitėsi pozicijomis, kad kiekvieną atvejį būtų sunku ir pakomentuoti. Bet kalbant paprastai, kalėsi vyrai iki paskutinio trasos metro. Bet darė tai korektiškai, nepažeisdami taisyklių ir neprarasdami blaivaus proto. Nemažų 1A divizijos finalo netikėtumų Vilkyčiuose tapo iš akiračio pradingęs Reinis Nitiš. Vis tik visą dieną kankinė automobilio problemos nebuvo galutinai išspręstos ir jis sustojo iki finalo finišo likus keliems ratams. Automatiškai visi už jo važiavę sportininkai pakilo per poziciją aukštyn, šiek tiek nurimo ir išsidėstė į galutinę rikiuotę. Trečias finišavo Ernestas Taponkus, antras Kasparas Navickas, pirmas Mažeikių klubo sportininkas Vainius Žulys, pilotuojantis Volkswagen Polo. Po paskutinio Lietuvos ralio kroso čempionato starto šiemet panašiai atrodo ir galutinė čempionato suvestinė. Kasparui Navickui rudenį vyksiančių iškilmių metu bus įteikta bronza, čempionate dalyvavusiam svečiui Reiniui Nitišui atiteks sidabro medalis, o trečius metus iš eilės auksą ir čempiono titulą vėl atsiims Vainius Žulys. Beje, įdomu ir tai, jog antra, trečia ir ketvirta vietos per sezoną uždirbo vienodą taškų skaičių, o jų pelnytas pozicijas čempionatui pasibaigus išaiškino įvairūs ralio kroso taisyklių niuansai. Pasisekė. Mano diena šiandien. Gerai pasirinktos padangos, aišku, sureguliuota gerai pakaba ir didelės pastangos. Šiaip lietus tai man iš tikrųjų yra palanku, nes važiuojam su automobiliu, kuriame yra kur kas mažiau arklių negu pas varžovus. Ir tiesiog šlapioj trasai arkliai susivienodina ir tada galima kažką tai važiuoti iš savęs, ne iš automobilio. Back to Gene Krupp in syncopated style. Nei labai džiaugtis, nei liūdėti neprivertė divizijos 2000 pasirodymas. Automobiliai su varikliais iki 2000 kubinių centimetrų darbinio tūrio. Nors mašinų trasoje tikrai netrūko, tačiau latvis Maris Ločmelis su Peugeot 206 Vilkyčiuose atrodė lyg tikras baudėjas. Nei lietuviai, nei kitas braliukas su tepalų dūmais apsiputojusiu kažkada buvusiu tikru Ford Escort RS Cosworth nesugebėjo pavyti Mario nei vienos kvalifikacijos metu. Latvijos sportininkas be vargo išvažiuodavo pirmas ir kartais atrodė, jog statistų vaidmenyje likę varžovai jį bando pavyti su užtrauktais rankiniais stabdžiais. Bet kokiu atveju, antrą, trečią pozicijas kažkas vis vien turėjo dalintis. Greičiausiai lietuvių vaikinai, kurie po 3 važiavimų prieš finalą užsiėmė antrą ir trečią takelių starto aikštelėje, Vaidas Vaičekauskas su Volkswagen Golf ir Modestas Juodpusis su 274 numeriu pažymėta Renault Clio. Ne kitoks scenarijus susiklostė ir klasės finale. Maris Ločmelis po starto išvažiavo pirmas, o jau nuobodžiai kirsdamas finišo liniją, jis nuo intrigose užvirusio varžovų būrio buvo atsiplėšęs daugiau nei per pusę trasos rato, nors už jo važiuojantys regis ir nesivilko pirmą pavarą. Finalui einant į pabaigą, antrą vietą užtikrintai vežėsi Vaidas Vaičekauskas su Golfu. Beje, tai buvo pirmos jo lenktynės Lietuvos ralio kroso čempionate šiemet. O štai trečią vietą pelnė Modestas Juodpusis. Nors jaunas sportininkas finalinio važiavimo pradžioje turėjo šiokių tokių pozicinių problemų, tačiau nepasidavė ir finalui einant į pabaigą jo Renault Clio pelnė brangius sezono taškus ir bronzos medalį Lietuvos ralio kroso čempionatui pasibaigus. Aukštų rezultatų nerodęs, bet stabiliai visuose etapuose lenktyniavęs, sezono vicečempionu tapo Vilkyčių klubą atstovaujantis Petras Bartkus su Opel Astra. Deja, bet Lietuvos ralio kroso divizijos 2000 čempiono medalis išvažiuos į Latviją. Jis pelnytai atiteks Mariui Ločmeliui. Pergalė paskutinėme etape nebuvo sunki ir tokiu laimėjimu, kai važiuoju be konkurencijos, niekada nesididžiuoju ir nesipuikuoju. Nėra kas slėpti. Techninė prasme, šiandien mano automobilis buvo pranašiausias. Norint laimėti, nereikėjo jokių ypatingų pastangų. Po finišo sakė Lietuvos čempionu tapęs Latvijos sportininkas. Finale хороший старт получился, и тогда, я так посмотрел. Finale startas pavyko gerai ir tuomet pasižiūrėjau, kad varžovų tarp lietuvių neturiu. Manau, šiandien mano automobilis klasėje 2000 buvo pranašiausias. Akivaizdu, jog kitų variantų, kam nors laimėti šias lenktynes, tiesiog nebuvo. Malonu, kad laimėjom, bet nėra to gero jausmo po gerai atlikto darbo. Tiesiog laimėjom ir tiek.
Jau senai dalyvių sąrašuose teko regėti 8 užregistruotus automobilius divizijoje 1. Skaičius ne tiek magiškas, kiek fantastiškas Lietuvos trasose. Jau senai prisimenu Lietuvos čempionato varžybas, kuriuose pačių galingiausių visais ratais varomų automobilių išsirikiuodavo pilna starto aikštelė. Pasakysiu nuvalkiotą, bet sąžiningą frazę. Pirmos divizijos monstrų pasirodymas – tai didžiausia varžybų puošmena. Šių sportininkų kovų žiūrovai laukia su ypatingu kantrumu ir ne veltui. Automobilių galia čia prasideda nuo 400 ir baigėsi daugiau nei 600 arklių. Lenktynininkai spaudžia iki dugno, tad dvikovos vyksta ypač dideliais greičiais, o klaidos kainuoja labai brangiai. Po keliarių metų praleistų konstruktorių būrelėje vis tiksliau ir smagiau važiuoja automobilių sporto meistras Arvydas Galinis su Ford Focus. Sportininkas nebevargsta su techninėmis problemomis, pamažu atgauna formą po ilgokos pertraukos. Tai Mažeikių autotechnomos klubą atstovaujantis Kėdainiškis įrodė ir Vilkyčiuose, kur pagal matematinius skaičiavimus pirma vieta etape jam turėjo pelnyti čempiono titulą. Arvydas laimėjo 2 kvalifikacijas, tik kartą dėl klaidelės nusileidęs varžovams ir trasos šeimininkui bei varžybų organizatoriui Kazimierui Gudžiūnui pilotuojančiam Ford Puma. Akivaizdu, jog šiemet užderėjo naujas pirmos divizijos derlius. Šviežias mašinas iš dirbtuvių šešėlio ištraukė mūsiškiai, nesibodėjo į varžybas atvažiuoti ir greičiausi Lenkijos meistrai. Labai gaila, bet tikrai greitas. Paskutinį etapą Ukmergėje laimėjęs svečias Lukas Kabačinski ir jo Mitsubishi Lancer Evo turėjo palikti trasą dėl variklio gedimo. Buvo aišku, jog dėl aukščiausio podiumo laiptelio kautis liks pranašiausia technika vairuojantys lietuviai. Tai minėtieji Ford Focus ir Ford Puma pilotai bei ne vieną čempiono titulą praeityje nuskynęs Vitalijus Plastininas, kuris į dienos šviesą pagaliau išvarė Peugeot 207. Kai įsigijau šią mašiną, jos galia buvo pakelta iki 610 arklio galių. Kol kas tą galios čiaupą šiek tiek prisukome. Tai pirmos lenktynės šių automobilių. Visko dar nepagaunu. Vairuotojams suprantama kalba, sakė Vitalijus, kuris apribojęs galingumą iki 400 arklio galių buvo trečias po 3 kvalifikacijos bandymų. Viskas klostėsi taip, kaip ir turėjo. 3 greičiausi automobiliai rikiuosis pirmoje finalinio važiavimo eilėje. Šiaip mašina kaprizinga, reikia susidraugauti, reikia priaugti. Vienų varžybų tikrai neužteks. Žiūrėsim, kas bus ateityje. Reikia daugiau treniruočių. Manau, tada rezultatas gali būti ir geresnis. Galimybė arklių suvaldyti gali būti kaip šiandieną 400, maksimaliai galima juos padidinti iki 600. Bet kaip pirmom varžybom mums tikrai tenkina ir 400. Finalas divizijoje 1 dar kartą parodė tą patį kvalifikacinį rezultatą. Nuvažiavus vos pusę pirmo rato, varžovai išsirikiavo į tokią eilę, kokią jie ir finišavo. Daug komentuoti nėra ką. Arvydas Galinis ir jo Ford Focus nudūmė į priekį, sėkmingai vykdė privalomas vieno ilgesnio rato procedūras ir užtikrintai atsiplėšęs nuo antroje vietoje likusio Kazimiero Gudžiūno atvažiavo pirmas. Pergalės visada atrodo lengvos, sako Arvydas, kuriam šis laimėjimas pelnė ir Lietuvos čempiono titulą. Permainingos oro sąlygos privertė nemažai paprakaituoti, nuolat eksperimentuoti su technika bei neprarasti šalto proto. Panašu, kad viskas gavosi. Po sėkmingo finišo finale sakė nežinia, kurį kartą per karjerą čempionu tapęs Arvydas Galinis. Beje, titulas tapo ir puikia dovana jubiliejaus proga. Varžybų dieną sportininkui suėjo apvalūs 50 metų. Jo, šiandien tikrai buvo ką veikti, tas lietus sugriojo visus planus, bet kaip ir tikėjomės, kad jisai bus tas lietus, tai ir visokius tokius bandymus darėm, ir su padangom, ir su amortizatoriais, reguliavom, perreguliavom. Finale tai taip, stebėjom kitų klasių startus, analizavom, kaip geriau, į kurią vietą poziciją pasirinkti starte, ir pasirinkom dešinę pusę ir skaitom nepralošėm. Šiemet Šiaurės Europos zonos šalių ralio kroso čempionu tapęs Kazimieras Gudžiūnas Lietuvos čempionate turės tenkintis tik vicečempiono vardu. Tačiau šiandien galbūt tai ne tiek svarbu. Labiausiai džiugina faktas, jog didžiausia žiūrovų susidomėjimą kelianti pirmoji ralio kroso divizija atsigauna. 8 automobiliai starte, tai senai matytas vaizdas. Šiandien iš tikrųjų lenktyniavome su saulygiais varžovais, sakė Vilkyčių trasos šeimininkas. Jeigu apie mane šnekėti, tai gavosi taip, kad aš jau pirmam važiavime supratau, kad mano kardanas vibracija didelė, todėl aš negalėjau važiuoti pilnu pajėgumu. Antras dalykas, nebeturėjau 5 pavaros, o būtent po starto, ypatingai finalinio starto, reikėjo 5 pavaros. O šiaip aš esu patenkintas, galų gale Galinis Arvydas šiandien gimtadienį švenčia, turbūt taip ir Dievas lėmė, kad jisai šiandien būtų pirmas.
Trečias 2012 metų Lietuvos ralio kroso čempionatui pasibaigus liko Vitalijus Plastininas. Tokios štai naujienos iš Lietuvos ralio kroso čempionato. Dar vienas šios serijos sezonas mūsų šalyje pasibaigė. Ralio kroso komanda čempione šiemet tapo ASK Vilkyčiai. Antroje vietoje Mažeikių sporto klubas, trečias Autotechnomos kolektyvas. Kartu varžybose vykusiame Baltijos šalių čempionato pirmame etape valstybių įskaitoje nugalėjo Lietuva.